Šiandien pas mane svečiuose Aleksandras Belskus. Viskas yra pagaminta vienoje gamykloje. Taip, visą tą produkciją gamina medžiotojai medžiotojams. Patį stiklą pasaulyje gamina tik 3 kompanijos. Ir visas tai daroma vienoje gamykloje. Gerai, šitą Kviečiu apsilankyti gamykloje. Aha, o čia tu prisišnekėjai. Čia kaip mitų griovėjas koks atvariai. Ta įsigalėjus nuomonė, žinai, kad 500 lęšis, ne, yra, blogis, nes nematysi naktį. 506 yra geris, nes jis skaidresnis. Ta prasme, čia mitas. Jeigu žmonėms patinka taip manyti, kodėlgi ne? Mano mėgstamiausias klausimas. Visą laiką sakau, aš galiu jums pasakyti, bet neturiu su savim pistoletą. Tu galėtum pasakyti, bet tada tektų nušaut mane, nušaut Hubertą, Deivį ir pačiam prisibaigti, ne? Ne, aš galiu išeiti. Šiandien pas mane svečiuose Aleksandras Belskus. Aš Aleksandrą, pristatyti galėčiau turbūt kaip išdidaus Lelijavo Katino savininką, tą, ką matom Facebook'e, ne? Šaulį, sniperį, medžiotoją ir, žinoma, Svarovskio atstovą ir veidą Lietuvoje. Labas, Aleksandras. Labas, sveiki visi. Kaip tu pats pristatytum save žmogui, kuris tavęs nepažįsta? Aš. Ne, tai be abejo. Nuo ko pradėtum? Anksčiau pasakyčiau tėvas, vyras, žmogus, medžiotojas, sportininkas, darbuotojas, darbdavys ir taip toliau. Visko buvo, viską turėjau. O šiaip jau, tik tai aš. Tik tai tu. Ja. Okay. Pasakysiu atvirai, Aleksandrą šiaip žiūri, sunku buvo prisikviesti pas mus, todėl kad jis iš tiesų žiūri užimtas žmogus, daug keliauja, Lietuvoje jį pasigaut, kiek sakei, 50-50 beveik? Dabar biški lengviau, anksčiau jau, prieš COVID buvo 50-50 ir kaip, santykinai dėkingas COVID-ui, kad numušė tą ritmą, kad pasikeitė biški bendravimo galimybės įsijungus visiems nuotoliniam technologijom. Tai jau, bet pakankamai daug. Aleksandrai, tu esi Svarovskio gamyklos atstovas ne tik Lietuvai. Taip, kaip mes paimsim, Svarovskio Optik kompanija yra viena iš Svarovskio Group kompanijos. Tai jeigu paimsim visą Svarovskio grupę, tai yra daug kompanijų. Tai yra, pavadinsim, virš 3 milijardų apyvartos grupė, iš kurios Svarovskio Optik viena, tik iš tokių žinomų, ten yra Svarovskio Crystal, kurį visi žino, ten. O, čia apie kristalį papuošalai. Viskas blizga, papuošalai, kilimai, liustrai, taip toliau. Yra Svarovskio Optik ir yra pakankamai žinoma kompanija Tyrolit. Irgi ten apdirbimo medžiagos, mes patys gaminom produktus su savo įranga. Įranga patys irgi gaminom. Tai tai didžiulė kompanija. Aš dirbu Svarovskio Optik nuo 2011 metų. Prieš tai dirbau ginklų pardavimo sferoje daug metų. Kai gavau pasiūlymą dalyvauti konkursai Svarovskio Optik, sudalyvau. Man pasiūlė šitą darbą ir dabar, nuo 11 metų dirbu Svarovskio Optik. Nebuvo baisu iš vietinės įmonės prekiaujančios ginklais eiti dirbti į didžiulę pasaulinę įmonių konglomeratą? Buvo. Buvo ir baisu, ir įdomu. Aišku, buvo įdomu išbandyti. Kita vertus, turėjau pakankamai komfortiškas sąlygos ir dirbau daug metų kitoj kompanijai. Tai visko buvo. Buvo tam tikras iššūkis. Bendraut tik angliškai, ofisų kalba ir anglų kalba. Tai jeigu man bendraujant su užsienio partneriais pakankamai lengva buvo bendraut raštu, tai tada reikėjo pralaužti biškį tą tiesioginį bendravimą. Šnekamą kalbą, tai visko buvo. Ok, o kaip tu apskritai atėjai į medžioklę, į šaudymą,
į ginklų parduotuvę, tada iki Svarovskio. Nuo ko prasidėjo tavo kelias šitas? Kelias prasidėjo nuo Palangos vagonėlio, kur buvo šaudykla. Čia kur tyras? Tas vadinamas tyras prie autobuso stoties Palangos. Nes su tėvu kartais užeidom ten papleškinti ten kelias kapeikas išleisti. Paskui tėvai aptiko tokį momentą, kad jie gali palikti mane su pinigais ir aš iš ten niekur neišeisiu, o jie gali tiesiog laisvai pasivaikščioti. Iš to vagonėlio? Jo. Ir netgi buvo tai, kad pasibaigė mano tas rublis ir vagonėlė tas darbuotojas, jis duodavo man tų kolpakėlių, kad aš galėčiau šaudyti ir rodyti ten visiems dėdėm, kurie nepataiko, kad tu pataikai geriau. Čia nėra kreivas vamzdis, kad jo pataikyt galima. O toliau ten, šiaip aš turėjau vaikystės dvi tokias aistros, tai yra futbolas ir šaudimas. Futbolas buvo pirmoje vietoje, šaudimas, kada buvo galimybė. Šiaip tai kaip dabar. Mes šaudom tada, kai yra galimybė. Toliau žaidžiau futbolą, gavau traumą, reikėjo užsiimti kažko tai, pavadinsim, ramesnių, nuėjau šaudyti į tuo metu Dinamo klubą, tai yra Kalnų parke. Šaudžiau bėgantį šerną, kažkiek metų, gavau kandidato į sporto meistrus atskirį ir tiek. Paskui visos tos perturbacijos pasaulinės, Sovietų sąjungos griuvimas, Lietuvos nepriklausomybė, tada ten institutas, įvairių ten norų užsidirbti visus milijonus pasaulyje, besimokant institutę. Ar pavyko? Dalinai. Ja. Ir gavosi taip, kad galų gale, kad persikraut gal. Dėl to, kad neuždirbau paskutinio milijoną, išvažiavau į Ameriką, į kruiziniam laive dirbau padavėjų 11 mėnesių. Jo, teoriškai kontraktas buvo 6, bet tai, kad laivas išplaukė į Aliaską, tai teko likti ten. Ir negrįžo? Jo. Teko, paplaukėt biškį ilgiau, bet kaip ir gerai. Buvo įdomi patirtis, bendravimas su įvairiais žmonėmis, pamatyti pasaulį nuo Majamio iki Aliaskos. Tai jo, kaip ir viskas gerai, o grįžęs iš Amerikos galvoju, ko čia užsiimti. Ir pamačiau skelbimą, ieškamas pardavėjas į ginklų parduotuvę. Taip ir prasidėjo. Galima pasakyti netyčia visiškai. Tai, kad šaudytas man patinka, apie ginklus turėjau supratimo, turėjau šaudimo parengimą tam tikrą. Tai jo, pradėjau dirbti ginklų parduotuviai. Dirbant ginklų parduotuviai visą laiką atsiranda žmonių, kurie paklausia, kodėl tu šaudai ir nemedžioji. Kaip ir žinai apie ginklus, bet nesimedžiota. Jo, pavadinsim, teko tapti. Taip atsirado medžioklė. Jo, teko tapti medžiotojų. Ir sakysiu, kad ne iš karto patiko, nes ypač tais laikais buvo tokių pavyzdžių, kai ten, pavadinsim, šunų neimsim iš autobuso. Šautuvų irgi neimsim. Tai tas dalykas ne visai patiko, bet atsirado žmonių, su kuriais buvo malonu važiuoti į medžioklę, daugiau sužinojau apie medžioklę ir tas tapo gyvenimo dalimi. Bet šaudimo taip ir nemetė, tiesa? Ne, jo, nemečiau. Turiu krūvą šautuvų, kiekvienai sporto rungčiai ir pistoletus kelis, bet tik kad būtų laiko ir vietos, kur pašaudyti. Visą laiką jeigu esu Lietuvoje ir yra galimybė nuvažiuoti į šaudyklą arba medžioklę. Visada? Yep. Noras didelis. Okay. Šiandien mes kalbėsim su tavim apie Svarovskį. Surprise. Jo, surprise. Dalis didžiulės kompanijos, kuriai tu atstovauji Lietuvai. Baltijos šalis, Bulgarija,
Ukraina. Į Ukrainą dabar nenuvažiuoju, bet teoriškai bendrauju. Ne teoriškai, bendrauju. Anksčiau buvo Baltarusija iki visų sankcijų. Dalinai Rusija, nes teko pagelbėti kolegai atsakingam už visą tą postsovietikus regioną. Tai jo, teko pakeliauti. Daug šalių. Jo. Ok, įdomiausias, aišku, man dalykas, čia gal, kitiem gal nelabai, man Svarovskio gamykloj buvęs esi. Taip. Ir ne kartą. Ja. Ja. Buvai ginklų parduotuvės pardavėjas Lietuvoje, nuvažiavai į gamyklą ir pirmas įspūdis. Wow. Wow. Jo. Mes ir dabar organizuojam tokius partnerių factory tour, gamyklos apsilankymus. Aišku, palyginus su to laikotarpiu, kai aš pirmą kartą atsidūriau gamykloje, tai buvo, daug dėjo, kokie 2007-2008 metai gal. Tai dabar daug labiau uždaros teritorijos ir taip nerodo viską absoliučiai. Anksčiau rodydavo daugiau? Jo, anksčiau daug daugiau rodydavo. Opa. Dabar tiesiog pasidarė, pavadinsim, gamyklos apsilankymas vos nepramoniniu būdu. Nes ne tik mes pakeičiam partnerius pažiūrėti, kaip ir ką mes gaminam, bet netgi žmonės gyvenantys Austrijoje arba netoliese, kitose šalyse, jie gali kaip grupė užsiregistruoti. Kaip ekskursija. Jo, ir tiesiog padaro ekskursiją po gamyklą. Nu, tada jau aišku, kai eina didesni srautai, tada padarytas tam tikras maršrutas, Šabloninis. tam tikros zonos, jo, kur ką galima parodyti ir jo, taip ir yra dabar. Ok. Dabar klausimas toks man. Kaip gimsta taikiklis? Nuo ko jis prasideda? Kiekvienas optinis... Tai čia ne tik apie taikiklį. Ta prasme, kalbam apie termovizorinį priedėlį, žiūronus, tolimatį, na, bet ką. Jo, yra toks labai dažnas mitas, kad optinio prietaiso, ten taikiklio, kokybę apsprendžia, kur pagaminti lęšiai. Ok, čia jau įdomu. Bet svarbiausias dalykas yra visuma. Tai yra bent kokio optinio prietaiso gamyba prasideda nuo brėžinio, nuo optinės sistemos paskaičiavimo. Ir tada kaip suderinami netgi skirtingų medžiagų, skirtingų stiklų lęšiai. Ir savybės. Ir savybės, nes mes naudojam apie 80 skirtingų rūšių stiklo. Tai jo būna rūšių stiklo? Jo. Tai jeigu mes paimtume tokio turio, tokios formos kaip taurė, kaip puodukas kavos, paimtume stiklo gabalą vienos rūšies, jis būtų kaip švino gabalas, nes jame daug švino, o kitas būtų kaip plastikas, nes jame mažai švino ir kitų priedų. Tai ir natūralu, kad tie stiklai, jie turi skirtingas savybės. Taip. Ir suderint skirtingus stiklus, skirtingų formų, nes to paties lęšio forma skirtinga. Žiūronuose yra dar ir prizmės, kurių, jeigu lęšio paskirtis yra, tarkim, kuo geriau praleisti šviesaus srautą, tai prizmė turi kuo geriau atlikti atspindėjimą, kaip čia pavadinti? Šviesos lūžį turbūt. Ta prasme, nežinau, kaip vadinti. Ne, prizmė tai yra veidrodis. Taip. Tai tas spindulys turi būti nukreiptas į kitą pusę, į kitą prizmę ir apverst vaizdą. Tai va, yra skirtingi stiklai, skirtingos formos, skirtingi padengimai ir lęšių, ir prizmių. Ir visą tai reikia sukomponuoti vieną optinę sistemą. Anksčiau tai užimdavo nuo 4 iki 5 metų.
tik paskaičiuot. Tik paskaičiuot. Vieno modelio, tik paskaičiuot, gerai paskaičiuot tą optinę sistemą, išbandyt, nes vis tiek kiekvieną lęšį tada jau ne masiniu būdu kažkur gamini, o padarai atskirai rankytėmis ir turi padaryti tai idealiai pagal brėžinį, tai užtrunka. Dabar jo, biški trumpiau, bet vis tiek labai daug rankinio darbo. Pradžiant pagaminant optinę sistemą. Reikia pagaminti, išbandyti. Galėjo gaminti. Nesigauna. Ups. Gamini iš naujo. Ar tai būna? Jo. Tada atiduodat ją kiniečiam, kurie padaro optiką už 300 eurų su lifetime garantija, ne? Gera mintis. Okay, tas nepavykęs variantas. Jo, ir paskui pardavinėja tokia labai gražiai Svarovskį dėžutė. Svarauskį būna parašyta. Ok. Ar todėl premium klasės taikikliai kainuoja daug? Taip. Nes, kaip aš minėjau, vien optinę sistemą pagaminti užtrunka daug laiko, daug pinigų. Pas mus skyrius atsakingas už naujų produktų gamybą, palei 120 žmonių. Ojej, vien tik atlyginimus išmokėti, tai yra Taip, didžiuliai pinigai. Vien išlaikyti darbo vietas, tai ir tai turi atsipirkti galų gale. Tai yra verslas. Jo, tai yra verslas. Turi atsakyti prieš Big Mama, ar mes verti dirbti toliau grupės sudėti. Tai viskas tai susideda. Ir kodėl tai gali būti brangu, nes kartais mes suplanuojam, ne mes, gerai, technikai, suplanuojam, kad tai yra optinis taikiklis. Aš tiksliai žinau, kad tai buvo su X5, toks pusiau medžioklinis, pusiau sportinis taikiklis, bet tam, kad padaryti jo tą sudėtingą vertikalių reguliavimo bokštelį, kai jis buvo suplanuotas, suprojektuotas, mes neturėjom tokio tikslumo staklių. Tiesiog, nebuvo, neturėjom tokios tolerancijos, gamybos atskirų mažų detalių, neturėjom tokių staklių. Ir man atrodo, po metų, po 2, tik tai kai atsirado tokio tikslumo staklės, nes staklinas pastoviai. Jis keičiasi, atsinaujinamas ir jo, tai irgi viena iš sudedamųjų... Tai yra didelės precizikos, reiškia. Jo, ir tai yra viena iš sudedamųjų dalių kainos. Nes tam, kad padaryti gerai, pagaminti gerai, mes turim turėti gerus įrankius. Taip. Geri įrankiai kainuoja. Taip. Tai jo. Tai va, tam, kad padaryti X5 užtruko papildomai, man atrodo, metai, 1,5. Tiesiog todėl, kad nebuvo įrangos. Taip, nebuvo pakankamai tokios įrangos. Nebuvo, teoriškai taip suprojektavo, praktiškai nebuvo galimybė pagaminti. Bet tada tu man atsakyk į klausimą, jeigu praktiškai nėra galimybės pagaminti, ne, tai tas žmogus, kuriam į galvą atėjo, kad reikia pagaminti tokį daiktą, ne, ar čia jis susapnuoja, tu prasme, kad reikia padaryti šitaip, ne? Ar ateina poreikis iš medžiotojo, sportininko, šaulio? Ta prasme, kas veda į priekį? Kalbama, ne? Laukiat staklių ten metus ar 2, nes reikia tokio tikslumo. Vėliam to reikia. Ne. Iš kur tas poreikis atsiranda tavo tokį, ne, kažkur, kažką naujo padaryti, kažkur... Kiekvieną kartą, kai aš atvažiuoju į kokią nors kompaniją, antras klausimas būna, kas nauja. Tai natūralu, kad kiekviena kompanija turi daug projektų į ateitį, kurios, jeigu ne dabar, tai vėliau įgyvendins. Tai ar verta to laukti ar ne, tai jau parodo jo ateitis, bet turėti tokius projektus į ateitį, jo, visą laiką reikia. Ir aš ir dabar manau, kad tai yra ne vienas projektas, kuris guli stalčių ir laukia savo... Staklių? Pavadinsim staklių, jo. Ok. Įdomiai čia labai taip. Gerai.
Dabar, šnekant apie optinių taikiklių serijas, ne? Prieš kiek metų atsirado Z6 pirma versija? 2007. Ja, tarp man norėjau sakyti apie 20 metų, ne? Ir rodos, kad ten paskui antra versija atsirado Z6, jeigu gerai pamenu, ten kokiam 5 metai ir 6 praėjo, ne? Ir atrodo, kad ten jau yra viskas padaryta, įgyvendinta ir tai yra patikimas, geras, teisingas, medžioklinis taikiklis, ne? Vėliau atsirado serijos Z8, ne? Rodos, kad ir taip tu turi gerą prietaisą. Na, būkim atviri, ne? Taip. Tai buvo žiauri. Ir šiai dienai jie aktualumo savo neprarado, yra žiauri geri prietaisai. Kas vat gamintoje veda į tai, kad iš Z6 atsirado Z8 su pliusu, ten be pliusu ir taip toliau, iš kur tas ateina? Žmonių potraukis naujovėm. Nes antra, kad visą laiką yra žmonių, kuriem pakanka ir tie, kuriem reikia geriausio. Pavadinsim geriausio savo grupiai, šeimoj, linijai. Savo kategorijai. Jo. Tai yra, ir jeigu tam, kuriam pakanka, po 10 metų pakanka Z6, valio, jis turi puikiausią prietaisą. Aišku, yra žmonių, kuriem pakanka ten no-name už $100, bet čia pakankamumo lygis skirtingas. Bet jo, o Z8 tai yra žingsnis į priekį, ypač tuo metu buvo mada didinta zoom faktorių, kuris bent kol kas sustojo, bet žiūrėsim, nes viskas turi ribas ir fizikai irgi apriboja daug kame. Tai va, mes visą laiką einam į priekį, kažko norim nustebinti savo potencialius klientus, esamus ar potencialius. Tai tas ir veda, tas varikliukas. Dėl to ir žemė sukasi. Ja. Aš kažkaip, žinai, iš tikrųjų, pradėkim nuo to pačio Z6, ne? Pradinis 2,5, galutinis 15. Taip? Lyg ir taikiklis pretenduoja į tam tikrą universalumą, ne? Taip. Kur dengia, sakykime, mažas artinimas gali naudoti ir variminį medžioklį, ne? 15 artinimą jau gali naudoti ganėtinai tolimam šūviui. Teisingai, plus šviesos pralaidumai, taikiklio tikslumas mechanizmų, reiškia pataisų, pasukai, gražinai, viskas sutampa, prišaudimai atitinka ir taip toliau. Dabar lyg ir atrodo, kad taikikliai eina į priekį, ne? Vėlgi, su mažu artinimu ir kuo didesniu artinimu, reiškia maksimaliu. Teisingai, vėlgi grįžtam prie šviesos pralaidumo ir visų kitų reikalų. Tai tikslumų mechanizmo. Ir tas diapazonas jis didėja. Ar galima pasakyti, kad tie taikikliai, kurie atsiranda šiandieną, ne, tas pats Z8, ne, kad tai jau yra beveik universalus taikiklis? Universalus, kai kurie tikrai, kai kuriuos galima pavadinti universaliais, arba netgi idealiais, bet tam tikrom sąlygom. Gyveni miške, neturi ten didesnių atstumų, dalyvauja tik variminėse medžioklėse, tai kam tas didelis taikiklis? Turi vieną varominį taikiklį, nakties metu netgi attachmentą gali užkabinti, viskas, ko daugiau. Jeigu dalyvauja skirtingose aplinkose, tai varominiai medžiokliai panaudoja vieną taikiklį, važiuoja į kalnus, jis ten nelabai. Jis geras miške, miške, bet kalnuose gal nelabai. Tai va, vis tiek turi tam tikras diapazonas galimybių, modelių, kad tos galimybės įgyvendint ir tiek. Okay. Pats Svarovskis, ne, kaip optinių, be visų kitų reikalų, ne, ten pašalų ir visų kitų dalykų. Tai yra premium klasės gamintojas, kurio prietaisai tikrai kainuoja pakankamai nemažus pinigus, žiūrim taip atvirai, ne? Bet Svarovskio grupė taip pat priklauso ir Kalės, kuri irgi gamina optinius taikiklius. Kalėsas kainų lygis yra, aš suprantu, kad šiek tiek žemesnis, teisingai? Medžiokliniai. Medžiokliniai, jo. Taip. Kalės tai yra
šiaip tai yra atskira kompanija, kuri jau daug, čia ne vieną dešimtmetį priklauso Swarovski Optik kompanijai, netgi ne Swarovski Group, Swarovski Optik. Taip. Nes Kalės tai yra labai inovatyvi kompanija, o šiaip Kalės skelbia, kad 1898 metais jie pirmieji pramoniniu būdu pradėjo gaminti optinius taikiklius. Pirmieji bent Europai. Amerikonai atrado kažkokį gamintoją Amerikoje, aišku, indienai tikriausiai gamino. Nu, bet jo. Tai... Iš obsidiano. Taip. Tai visą laiką buvo labai stipri, inovatyvi kompanija technologiškai. Bet matyt, kai įkūrėjai išėjo, taip sakant, į geresnius medžioklės plotus, nepakako sugebėjimų menedžmente, marketinge, pardavimuose ir kompanija pradėjo biškį buksot. Jo. Ir tuo momentu Swarovski Optik ją nupirko. Bet visą laiką Kalės dirbo atskirai ir netgi man dirbant parduotuviai, mes kartais konkuravom, nes mes prekiavom Swarovski, o kaimynai Kalės labai stipriai stūmė. Tai jie visą laiką sakydavo, kad Kalės tai yra tas pats Swarovskis, tik tai su kitu leiblu ir biški mažesnė kaina. O mes juokavom, kad Kalės tai yra Swarovski išmestas iš šiukšlynės. Nepavykęs Swarovskis. Surinktas, paimtas iš šiukšlynės Kalės chebros, perdažytas ir parduodamas kaip už Swarovskio kainą. Čia aišku džiokas, bet turi patrolinti kaimynus. Jo, čia geras. Tai taip ir yra. Tai jeigu anksčiau tai dirbo visiškai atskirai ir karts nuo karto netgi konkuravo kai kuriais produktais, tai dabar prieš kelis metus managementas nutarė, kad kodėlgi nesujungti pardavimo kanalus. Ir Kalės ir Swarovski Optik koordinuoja savo pardavimo kanalus ir mes pardavinėjom per tos pačius partnerius ir tai padeda. Ir nekonkuruoja. Jo, buvo biškai pakoreguotas modelių portfolio. Ir mes turim Kalės medžioklinius taikiklius kaip geriausias optimumas, tai ko visiškai pakanka klasikiniai medžiokliai ir Swarovski Optik kaip geriausia iš geriausių. Tai vat, gali pasirinkti, ar pakanka, ar nori geriausią. Tuo pačiu Kalės gamina vienus iš geriausių pasaulyje sportinius taikiklius. Ir jie jau yra premium klasiai, kainų klasiai ir tai iš tikrųjų yra labai geris taikikliai sportiniam šaudimui. Okay. Bet viskas vyksta, aš turiu menį vėl pradžią, ne? Kalėsas ir Swarovskis, projektavimas, ten, kaip tu sakai, laukimas staklių ir kitokių dalykų, tai yra du atskiri, visiškai atskiri developmento padaliniai, ne? Okay. Mes galim pasidalinti vieni su kitų kažkokių detalių, ten atskirų gamybai, pavyzdžiui. Jeigu kažkokie lęšiai, kažkokios sistemas ar mechanika, nes visas tas taikiklis jis gaminamas vienoj gamykloje, išskyrus plastikinius guminius dalis. Visa kita tai yra pagaminta... Viskas yra pagaminta vienoj gamykloje? Taip. Aišku, ir neoutsourcinant, ta prasme, ten stiklą man ten daro Japonas. Patį stiklą pasaulyje gamina tik 3 kompanijos. Patį kaip stiklą. Okay. Kokybišką optinį stiklą gamino 3 kompanijos, tai yra Šotas, Kanadoje viena ir Japonijoje viena kompanija. Viskas. Tai visi kiti optikos prietaisų gamintojai, jie tiesiog perka arba jau ruošinius, tam tikrus, arba kol mes darom tik optinę sistemą, tai nusipirki kubą ir paskui išpjaustai iš jo tai, ko tau reikia. Tai tas yra, jo. Tai patį stiklą negaminam, bet mes gaunam ruošinius ir tada pradžiai šlifuojam, pridodam reikalingą formą, paskui poliruojam, padengimai specialūs yra
Ir visas tai daroma viena gamykla. Okay. Aš kažkaip buvau linkęs manyti, kad iš tikrųjų, na, bent jau dalis tų visų darbų yra outsourcinama, kad kažkas daro, sakykime, ten, nežinau, korpusą kažkas daro, kažkas mechanizmus daro. Aš kažkaip buvau linkęs manyti, kad iš tiesų tas išdėliota. Gerai, šitą Kviečiu apsilankyti gamykloje. Aha, o čia tu prisišnekėjai. Ok, Svarovskį žinom gal daugiau dėl optinių taikiklių, ne? Žiūronų. Nesenai atsirado. Jo, neseniai. Irgi padarytas visas toj pačioj gamykloj? Korpusas elektronikos mes nedarom. Elektronikos nedarom, korpusas, ne? Mes, nes šito daikto pagrindinė vertė yra iš geležies ir softo. Tai mes softo. Aš suprantu, jo. Programinė įranga, jo. Tai mes gaminam patį kėbulą, pavadinsim, plastikinės detalės ateina užsakytos, elektroniką mes irgi perkam, o softą darom patys. Gerai, TM35 plus Svarovskio optika prišaudyti nereikia? Ne. Kodėl? Todėl, kad viskas pagaminta vienoje gamykloje. Gudriai išsisukai nuo atsakymo, gudriai išsisukai. Programinė įranga. Ne. Ko gero didžiausias reikalavimas tam, kad nebūtų, kad nereikėtų papildomą prišaudimą, tai yra, kad ir vienas prietaisas, ir kitas prietaisas būtų idealiai išcentruoti. Kad sutaptų ašis, taip. Ir kad ten būtų idealus vienetas. Taip. Tai va, tą padarė. Gerai, bet tada klausimas kitas. Paėmus kitą taikiklį, ne, ir ant jo uždėjus... Kitą adapterį galima uždėti, ar nereikia prišaudinėti. Opa. Jeigu taikiklis Svarovskį arba Kalės. Aš turiu menį kitą gamintoją, ne Kalės. Kalėsas yra jo. Tada, jo, esu uždėjęs ant kito gamintojo irgi ir prišaudinėti nereikėjo. Nereikėjo, viskas veikia. Tiesiog tas žiedas, jis ten turi tokį varžtelį, kur galima pareguliuoti tą diametrą, nes diametrai būna taikiklių kėbulai, jie turi visi skirtingą diametrą. Tikrai taip. Tikrai taip. Va, tik tiek. Ir važiuoja viskas, ne? Sounds like fun. Jo, geras, šiaip įdomus variantas. Ok. Dabar apie privalumus Svarovskį prieš kitus gamintojus rimtus. Na, nepaslaptis, kad yra ir kitų gamintojų, ne? Kurie gamina taip pat tikrai neblogus, gerus produktus, irgi tos premium klasės, pavadinkime, ne? Koks yra didžiausias Svarovskio privalumas? Aš sakyčiau, kad didžiausias Svarovskį produktų privalumas bus kaip iš marketinginio katalogo. Kad visą tą produkciją gamina medžiotojai medžiotojams. 80% darbuotojų gamyklų yra medžiotojai. Oba. Tai natūralu, kad atsiranda ir idėjas, ir patirtis, o visa kita yra technologijos. Žodžiu, tas pasišiaušęs bičas, kuris projektuoja ir sugalvoja naują taikiklį, jis jį sugalvoja ne todėl, kad jam reikia kokio nors ten marketinginio bairio, ne, kad ten, parduota, ne, jam tas ateina iš jo patirties medžioklė. Taip, tai maža to, jis gali su kuprinė į kalną su dviračiu nuvažiuoti. Ta prasme. Tiesiog, ten yra labai daug sportiškų vaikinų, kurie ir dirbo, ir projektuoja visos tos dalykus. Jei į tokį kalną, kur mes važiuotume, gal net nevažiuotume su mašina. Ten važiuoja su dviračiais. Okay. Atrodo baisiai, kietai. Normaliai. Nes aš tai tą kalną įvažiuoju, tarkim, su mašina. Pavargstu. Pedalą mint. Nuo visų tų posūkių serpantinų. O kai leidžiusi žemyn, tai stabdžiai užkaista. O ten važiuoja su dviračiu. Palieka dviratį kur nors ir varo į kalnus toliau. Opa. Tai va, žmonės su tokia patirtim
ne tik dviračių vairavimą, bet apskritai gamtos požiūrio į gamtą, į medžioklę, taip, jie paskui prasivedinę kalnuose savo smegenis, sukuria kažkokį gerą Mes projektą. kalbam čia ne tik apie optinį taikiklį arba termopriedėlį. Taip. Yra ir žiūronai stebėjimui, ir tiesiog žiūronai, ir tos tos ilgos dūdos. Taip, vienas iš segmentų mūsų klientų yra Stebėtojai. Birdwatcheriai. Paukščių stebėtojai. Taip. Ir šiaip pasakyčiau, tai yra viena iš reikliausių grupių. Kodėl? Todėl, kad parodysiu ant pirštų daug mažai, kad, tarkim, vieno paukščio pavadinti koks nors vieną plunksnelę, tam tikrų momentų, gal Kaip slankos. Pakeičia spalvą. Ir jam tas yra labai svarbu pamatyti, kai nepakeičia spalvą. Taip. Aš galvoju, kad medžioklė yra nesveikų žmonių pasirinkimas. Čia yra pomėgis, čia yra hobis. Čia sveiki žmonės neteina. Jo, čia yra hobis. Ir nedirba. Jo, čia įdomių reikalų. Gerai, dar klausimas. Dabar turim optinį taikiklį, kuris yra paskaičiuotas tam tikroms apkrovoms, teisingai? Tarkim, atrankai ir visiems kitiem reikalam. Tiesiai šviesiai paklausiu. Sumontuojam papildomą svorį ant optinio taikiklio, ne? Ar nuo to sumažėjo optinio taikiklio resursas? Optinio taikiklio ne, bet galimai sumažės optinio taikiklio laikiklio resursas. Nes laikikliai, kurio taikiklis tvirtinamas prie šautuvo, irgi turi savo ribas, kokį svorį galime uždėti. Ir jo, reikia pasirinkti tikrai labai gerą laikiklį, kad šiaip tai laikiklis, optinio šautuvo taikiklio laikiklis, tai yra tas pats kaip mašinoj padangos. Arba tu važiuoji gerai, arba nevažiuoji. Tai tas pats, tu gali turėti geriausią šautuvą, geriausią šovinį, geriausią taikiklį, bet bus iš AliExpress'ų laikiklis, ir viskas. Visas tas gerumas pasibaigia. Reiškia, korpusas yra tiek atsparus, kad uždėjus net ir papildomą svorį ant optinio taikiklio, ta prasme, čia niekas taikikliui resursas jo nesumažės. Taip pat žmonės projektuoja. Svartau. Gerai. Tada pasakyk tokį dalyką. Gerai, laikikliai, ne? Svarovskis negamina laikiklių. Negamina. Ką Svarovskis kaip gamintojas labai rimtų, gerų, teisingų prietaisų rekomenduotų, man kaip nelabai prakutusiam medžiotojui, kokius laikiklius aš turėčiau naudoti? Kokybiškus. Kas juos gamina? Yra daug gamintojų ir dauguma iš jų skelbiasi, kad jų laikikliai yra geriausia pasaulyje. Šiuo atveju reikia pasitikėti arba patirtimą, arba aš galėčiau vardinti, bet galbūt nelabai etiškai dabar pasakoti apie laikiklius, bet neturėtų būti taip, kaip su taikikliais, kad, ta prasme, 300 eurų lifetime warranty made in China taikiklis, ir ten, sakykime, Svarovskis už ten 3,5 ar kažkiek tai ten 2000 eurų, ir tai yra ne tas pats. Lygiai taip pat yra su laikikliais, Ta prasme, tai laikikliai už ten 30 eurų nupirkti Gariūnuose kioskelyje tikriausiai nebus tokie teisingi, kaip normalaus gamintojo plininiai laikikliai skirti būtent konkrečiam tikslui. Bet taip, tam tikrą darbą jie vis tiek atliks. Laikys bent. Kažkiek laiko. Aš parodose naudoju tokius laikiklius, parodyti prie medinės buožės, prisukti. Bet jie apkrovos negauna? Ne, bet jie laiko. Tai nueisi į medžioklę, parvažiuos optiką į akį, ta prasme, ir baigsis fantazija toj vietoje. Bet
Tai yra patirtis bloga, bet Tai, patirtis. mes iš principo mes esame labai įdingi žmonės, nes mes nesimokom iš svetimų klaidų, neklausom, ką sako Svarovskio atstovai, neklausom, ką pasakoja ekspertai, mesgi viską žinom patys, Ir geriau. Jo, ir geriau, ir su graštuku, ir su drėlė mes patys padarom žymiai geriau negu gamykloj su elektroniniam stakliam, reiškia, ir taip toliau. Taip yra. Aš turiu kažkur išsaugojęs nuotrauką. Man jie persiuntė kolegą iš Ukrainos, iš serviso, kur parodė, kaip buvo pastatytas taikiklis. Irgi, žmogus, ką aš nemoku taikilio uždėti. Easy. Tai jis tam, kad dar tvirčiau laikytųsi, jis panaudoja iš apačios ilgesnį varžtą. Tai pasme, jis dar įsuko varžtą jo į taikiklį. Jo į taikiklį. O paskui po kažkiek laiko atėjo į servisą ir sako, kažko čia šitą rankinėlį nesisukioja. Gerai, patikimas montavimas, Dabar aš užduosiu klausimą nuo savęs, Ta prasme, klijuot ar neklijuot žiedus? Klijuot nebūtina. Pakanka, jeigu ten bus kažkokia medžiaga. Juostelė. Galima naudoti, aš naudoju paprastą loktaitą, ypač, daugumą... Žalia, mėlyna, raudona? Mėlyna. Mėlyna. Jeigu laikiklis su žiedai. Medžioklinis... Ne, yra žiedai, yra šyna. Medžioklinis, man kažkaip labiau patinka šyna, tai aš dažniausiai naudoju šyną. Sportiniams taikikliams, dažniausiai naudoju tą didžiulį baisų monobloką. Jo, ir ten tie žiedai iš vidaus, jie turi tokius griovelius. Yra grioveliai. Tai užpildai tos griovelius su loktaitu ir tada visai gražiai laiko. O man kažkodėl atrodo atvirkščiai, kad, tu prasme, šyna yra patikimiau. Taip, tiesiog sportinių tų didžiulių taikiklių su šyna nėra. Ir šynos yra minusas, kad ją gali naudoti, jeigu yra labai geras gamintojas šautuvo, kuris labai gerai padaro tą arba pikatinį, arba tą vietą, kur tvirtinamas laikiklis. Jeigu ten bus kažkoks tai nuokrypis, tai medžiokliai dažniausiai tai yra kaip ir nekritiška. Nestupo taisų į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn, taikiklis turi pakankamai? Ne, kad bus, biški pokrypis, vertikalės. Jo, medžioklinėse atstumuose, ten mūsų platumuose, tai tikrai nėra skirtumo. Bet kai šaudai tolimą šaudimą, tai tas pakrypimas jis jau duoda tam tikrą paklaidą ir dėl to gamintojai daro tik su žiedais. Ir tada pats bandai išstatyti ten įvairiais burtais su jo šokiais ir būgnais, kad būtų ideali vertikalė. Opa. Tai tas. Tu pats šaudai ir tolimų šaudimo, užsiimi, pats taisais šovinius. Jo. Nes reikia. Taip. Nes kitaip nesigaus gerai. Jo, tas tolimas šaudimas, čia irgi tas apipintas ten daugeliu legendų ir įsitikinimų ir viskas priklauso ten nuo fanatizmo lygio. Aišku. Vieni puikiausiai šaudo su gamykliniais šoviniais ir mano irgi geriausias rezultatas buvo su gamykliniais šoviniais. Tiesiog 400 metrų atstumas, ten gavosi jau tokia skylutė ir viskas. Bet aš nedažnai paskui tiesiog per treniruotės pakartojau tą rezultatą, kurį padariau per varžybas. Taip gavosi. Pasisekė. Bet realybėj visą laiką galima paskaičiuoti pagal balistinį kalkuliatorių. Jeigu mums reikalingas greitis, tarkim, 900 metrų per sekundę. Tai čia yra daug. Jo. Tam, kad nuskrietų kulka iki kilometrų, bus tam tikras kritimas. Bet jeigu to šovinio, tarkim, kulkos pradinis greitis bus 890 metrų. Trumpam atstumė, tai yra nedaug. Nežais visiškai. Bet kuo toliau, to
tai bus didesnė sklaida. Jo. Tai vat, tas ir yra. Tai tie, kas taiso patys šovinius, stengiasi išgauti, kad skirtumas tarp pradinio greičio būtų kuo mažesnis. Ideale vienodas. Bet taip nebūna. Būna, bet labai retai. Tai va. Ok. Turi milijoną ginklų, gerai, ne milijoną, daug ginklų. Vieni ginklai yra skirti sportui, kiti ginklai yra skirti medžiokliai. Kokius optinius taikiklius pats naudoji? Juokingai skamba, aišku. 5 iš 3 kartų. Ok, aš apie modelius. Šiaip aš naudoju, sportų naudoju kalės taikiklius. Dažnai net juos kaitalioju, nes noriu išbandyti visus modelius įvairiam situacijom, nes tų sportinio šaudimo irgi skirtingo. Galimybės, aišku, tokias turi. Jo, lygiai taip pat kaip ir medžiokliai. Ten varimui naudoju vieną modelį, palaukimui arba kur nors ten, kaip jie ten vadinasi, švilpikų medžiokliai kur nors kalnuose. Tai gali būti ir kitas taikiklis. Tai va, skirtingus. Gerai, normaliam paprastam medžiotojui, turinčiam galbūt ne pačius didžiausius poreikius, ne? Kokį taikiklį rekomenduotum kaip plius minus universalų, sakykime, kad galėtum naudoti tiek variminiai medžiokliai, tiek, sakykime, šūviai, ten 150, 200, 300 metrų. Aš apie medžioklį, ne apie taikinius. Aš kai nežinau, kur važiuoju, prasme, kokios sąlygos. Labai gerai. Aš pasirenku Z8 216-50. Ok. Kodėl? Nes dvejetas tai yra visą laiką galima šaudyti net variminiai medžiokliai. Taip. 16 gali apžiūrėti trofėjų pakankamai toli. Ir ganėtinai aiškiai. Jo 50 tai yra geras šviesos pralaidumas ir optika pakankamai nedidelė. Kompaktiška. Nėra kompaktiška, bet tas visas santykis svorio, naudos, minimalaus, maksimalaus artinimo būna tokiam nežinomai aplinkai toks, mano supratimu, geriausias. Ok. Z8i plus 5, 40, 56. Prieš 10 metų tokie parametrai būtų atrodyti kosmosas, ane? Taip. Kas leidžia tokius parametrus pasiekti? Čiagi naujiena. Čiagi visiškai naujiena, ne? Čiagi visiškai naujiena. Parametrus, optinius parametrus. Ta prasme, artinimas, aš turėjau seną Z6, tai buvo 5.30. 5.30, čia 5.40. Ir ten buvo 50 priekinis lęšis, čia 56 atitinkamai šviesos pralaidumas. Kažkiek daugiau. Didesnis šiek tiek. Jo. Tas šviesos pralaidumas, jis labiau, tokiam taikikliui labiau reikalingas paveikslėlio paryškinimui. Ta prasme, kad bendras vaizdas... Ne tam, kad matytum naktį? Ne, kas tokiu naktį? Nebent su šito daiktu. Palauk, mes su šito daiktu galime medžioti šerną, galime medžioti lapę, ten mangutą, kažkokį ten plėšrūną, ondatrą, audinę, dar kažką pamiršau, gal nepamiršau. Dauguma... Bet šaut ten, sakykime, prieblandoj medžioti elninį gyvūną, taisyklės medžioklės nedraudžia. Jeigu tu esi įsitikinęs šūvio saugumu, ten tralelė, tapalė ir taip toliau, ne? 50 lęšis, 56 lęšis. Skirtumas bus? Žiūrint prie kokio artinimo. Nes jeigu žiūrėt pagal šviesos pralaidumą, paimsim lęšį 5-6 prie artinimo 10. Taip. Tai fiziškai. Tas pats kiekis šviesos patenka į akį prie kokių 8. Artinimo. Jo. Ok. Tai šiuo atveju ar 50 ar 56 skirtumas bus tame, kad su ta pačia kokybė matysi objektą arčiau.
Ir viskas. Mhm. Ir čia to mito, kad, reiškia, tu čia kaip mitų griuvėjas koks atvariai. Tipo, ta įsigalėjus nuomonė, žinai, kad ten 500 lęšis, ne, yra, blogis, nes nematysi naktį. Ta prasme, žinai, 506 yra geris, nes jis skaidresnis, ten arba šviesą geriau praleidžia. Ta prasme, čia mitas. Tai yra fizika. Tiesiog, jeigu žmonėms patinka taip manyti, kodėlgi ne? Bet tai yra klaidingas mąstymas. Jo, bet kartais tai yra įsitikinimas, kuris pagerina rėgą. Ir tokiam žmogui neįrodysi, kad, tu gali... Ne, jis sakys, aš va čia su savo PM6 ten pasidaręs 8 kartus artinimą, kas yra optimalu akiai, ne? Aš matau geriau, negu tu čia pasidaręs ten 10. Taip. Iš manęs visą laiką juokdavosi, supranti. Aš pasakau, pats susvaromi, kad medžiau nemažai. Tu parodyk, ką tu čia naudoji, net tada, kai dar buvo neleidžiami priedėliai, ten reiškia termotaikikliai, naktiniai ir taip toliau. Tu man parodyk, ką tu turi, nes tu čia naktį sušoviai bėgantį šerną per sniegą ten iš 150 metrų. Aš sakau, nieko neturiu. Ne, tu čia kažką vis tiek turi, tu čia kažką užsidedi. Neužsidedu. Aš tiesiog susireguliuoju artinimą, žinau, kada aš matau ryškiai, aš turiu labai gerą kompaktinį mažą šviečiančią taškelį, tas bėgantis šernas 150 metrų, čia kažkokia mistika, nėra čia jokios mistikos, Dieve mano. Taip, ir plus nepamirškim, kad kiekvienas iš mūsų mes turim savo akis. Taip. Ne kaimyno, o savo akis. Taip. Mano studijavimo laikų grupiokai visą laiką leisdavo mane pirmą, kai mes eidavom paušti į sostinės barus. Nes kažkodėl apsauginiam visą laiką atrodžiau pavojingas ir jeigu aš praeidavau face controlą, tada ir visi praeidavau. Aš vieno paklausiu, kas yra. Sako, pas tave labai susiaurėja vyzdžiai. Okay. Dėl to atrodai pavojingas. Atrodai pavojingas. Tai vat, kiekvienas žmogus turi tą išsiplėtimo galimybę vyzdžio. Okay. Pas vienus išsiplečia tamsoj, pas kitus ne. Okay. Ir kuo labiau išsiplečia vyzdys, to daugiau šviesos patenka į smegenis. Taip. O jeigu tu gali turėti čia, pavadinsim, šviesos srautą didžiulį, bet jis tiesiog apeina aplink vyzdį ir vyzdį patenka vis tiek ne tiek daug, kiek norėtum, Taip. kiek teoriškai galėtum. Taip. Ir su amžium tas Keičiasi. lankstumas vyzdžio jis sumažėja. Jeigu prie kokių 20 metų vidutiniškai, kaip skaitoma, jaunuoliai turi apie 6 mm maksimum. Tai palei 50 apie 3. Dvigubai. Taip. Tai netgi tu gali galvot, kad tu per tą taikiklį gali pamatyti daug geriau negu jaunuolis. Ir tu turi daug geresnį taikiklį. Bet tavo vyzdys yra... Kaip į pasą reikia pasižiūrėti. Taip, kartais taip. Arba į veidrodį. Okay. Gerai, pasvajokim. Šiandien kalbam apie tai, kad čia yra naujas gaminys, 8i plus, ten, žodžiu, žiauriai fainas reikalas. Bet gamintojas nestovės vietą. Aišku. Koks bus sekantis? Mano mėgstamiausias klausimas. Visą laiką sakau, aš galiu jums pasakyti, netgi į kamerą, bet neturiu su savim pistoletą. Tada, ta prasme, tu galėtum pasakyti, bet tada tektų nušaut mane, nušaut Hubertą, Deivį ir pačiam prisibaigti, ne? Ne, aš galiu išeiti. Supratau. Toks gyvenimas. Aš nežinau apie visus planus, apie tos, kuriuos žinau, negaliu pasakoti. Ir tiek gyvenimas. Gerai. Tada aš paskutinį klausimą užduosiu tau, baigėsi mano fantazija. Kuo Svarovskis geresnis? Tiesiog. Kuo skiriasi, supratom, viskas pagaminta vienoje gamykloje. Okay. Geresnis. Kuo? Pradėsim nuo to paties, kad
geresnis to, kad gėrio supratimas yra visuma. Mes galim turėti atskirai ten kažkokią super zoomą, labai kažkokį vieną gerą stiklą, ten, vieną padengimą, vieną rankiną. Mėgstu tokį palyginimą. Tarkim, įsivaizduok. Guli tokios gražios salos paplūdimy. Karšta, jūra, šilta. Gerai. Šalia barelis po palmė. Ir stovi labai graži mergina barmenė. Svarovskis. Ne, dar ne. Ok, gerai. Ir kartu su ją svajoja išgerti kokteilį. Įvairių sulčių, galimai kitų priedų. Tau įpila tik vandens. Vanduo irgi geras gėrimas. Net naudingas, reikalingas organizmui. Be vandens mes negalim gyventi. Jo. Bet norisi kažko kitą. Bet norisi visumos. Nu jo, ta mergina, jo. Aš neturiu ką pridurti. Dažnai aš pasakau degtinės įpala. Nu gerai. Aš neturiu ką. Aš supratau. Žodžiu, supratau. Tai va, tai šiandien tiek. Su manim šiandien bendravo Aleksandras. Žiūri, fainas pokalbis. Ta prasme, aš kažkaip lyg ir abejoju, ne, ta prasme, kad čia mes galim kažką tai taip daug ir įdomiai ir nuoširdžiai. Čia buvo Rokas, Aleksandras, Svarovski ir visi kiti reikalai. Ačiū, Aleksandrai, kad atvažiavai. Jums, mėlyjei, primenu, žiūrėkit mus, rašykit mums klausimus, ką jūs norite matyti, ką jūs norite, kad mes pabendrautume. Na ir žinoma, šitie visi reikalai. Optik Spot. Ate.